itin plačią ir populiarią Masmotion boilių produktų liniją. Dabar papildo tikrai aktuali naujovė – amūrams skirtas boilis. Jį galima įsigyti 3 skirtingų dydžių – 13, 16 ir 20 mm versijose. Boilis įgavo natūralią žalią spalvą, o jo kibumai. Prie jo labai prisideda žolelės ir kanapių miltai. Perpjovus rutuliuką ir apžiūrėjus iš arti, matyti, koks jis turtingas sudėtimi. Produktų asortimente taip pat rasite ir didelio plūdrumo Amur Pop-Up boilių, taip pat tirštą amūrų sirupo aromatą. Žinoma, šios naujus produktus mūsų žvejai taip pat nuolat testuoja ir išbando. Kovės patri gegužės gale pasiekė rezultatus. Mūsų komandos narys jau su šiais produktais. Jau gegužės pabaiga, tad dėja karpiai vis dar kimba. Draudimas, todėl tose vietose, kur anksčiau įprastai žvejodavau karpius, dėja šiuo metu negaliu. Todėl nusprendžiau skirti laiko trumpai 2 naktis truksiančiai amūrų žvejybai. Dieną dėja čia būti negaliu, tik naktį. Todėl 2 dienas jau pašėriau vietą, pažiūrėsime, ką pavyks pagauti. Mano pagrindinio pašaro sudedamosios dalys matomos čia, pusę jo sudarė 16. Ir 20 mm dydžio netrukus prekyboje pasirodysiantis amūrų boilis. O kitą pusę sudarė šis natūralus tigrinių riešutų mišinys. Kasdien į pasirinktą vietą supildavau apie 2,5 kg pašaro. Ant kabliuko naudosiu 16 mm skęstantį amūrų boiliuką. Papildyta 12 mm svetsin pop-upu ant patikrintos lipteirik pavadėlio. Kablį, žinoma, pagalazdinau iki aštrumo, o ant švino. Kiekvieną kartą mesiu po gabalėlį pernykščią sėkmę atnešusio pieno rūgšties didžiojo amūro jauko. Viską paruošiau. Ant švino užminkiau didelį rutulį, tad belieka mesti į vandenį ir laukti žuvų. Ant Black Edition Baitsai 10 000 ritės užvyniojau 0,45 mm strong leather valą tiesiai. Žemiau tokio storio nenorėčiau naudoti tokioje vietoje, ypač kai gaudau amūrą. Kadangi nereikia mesti toli, iš esmės visiškai pakanka 3 metrų meškerės. Viskas paruošta ir aštri. Tai gero apetito žuvims ir, žinoma, gero apetito man. Po sėkmingos kovos ankstyvomis ryto valandomis štai ir pirmoji sidabrinė strėlė, taigi viskas puikiai veikia. Kablys taip pat labai gerai įsikabino apačioje, kovojau daugiau nei 20 minučių, bet sėkmingai pavyko ištraukti su graibštu. Pirmasis šių metų amūras, atrodo, kad amūrų boilis tikrai veikia. Kol nufotografavau ir nufilmavau žuvį, jau ir prašvito. Taigi laikas į darbą, o tęsinio laukiu su smalsumu. Jei norėtumėte išbandyti šiuos produktus, norite pagauti gražių amūrų tiek ežeruose, tiek laukiniuose vandenyse, būtinai išbandykite. Juos galite įsigyti pas mūsų platintojus arba šiuose matomuose adresuose.